Atsargiai rinkitės patarėjus. Ar jums kada nors yra taip nutikę? Pasidalinote savo svajonėmis, o vietoj pritarimo išgirstate, kad nieko gero iš to neišeis. Žmonės gali akimoju paaiškinti, kodėl mums nepavyks grįžti studijuoti, susirasti naują darbą, įsigyti kažką svarbaus ar išmėginti ką nors naują. Gaila, tačiau kitų pasiekimus daugelis žmonių vertina kaip grėsmę. Išsiaiškinti, su kuo verta dalyti savo mintimis, labai paprasta. Tai reikia pagalvoti, ar tam asmeniui sekasi. Žmonės, kurie savo gyvenime jau yra kažką nuveikę, jūsų sėkmės siekis veikiausiai neatrodys grėsmingas, atvirkščiai jie norės jūs paskatinti. O negatyvūs žmonės pavogs ir jūsų svajones, ir laimę. Būkite budrūs. Nesivadovaukite jokių patarimų, net pačių geriausių, kol ne vien protu suvoksite, bet ir giliai širdyje pajusite, kad tai išmintingas patarimas. Joanna Rivers.